Kokį gaidį valgysim šiandien? Jeigu nuvilia pusryčiai, nenuvilia vaizdas. Jei sunkita turistą dalį. Nu ką tu keliautojau? Bet prisiskaitam, kad šiandien vėl buvo Vilniaus oro uostas uždarytas. Ten žmonės 12 valandų išskrist negalėjo. Šakės, meldžiamės. Nu ką tu čia, paleistuvę pliką vaikštai. Centas atiduos tą duoną čia. Ką nežinau? Tikrai? Tu toks į tai, kaip gražiai raudonai apšviesta. Labas rytas. Iš saulėtosios Turkijos. O, nebėra termometro. Haha, geras. Bet saulė liko. Na. Ką, paskutiniai pusryčiai. Jau rytoj namo, jej! Nu? Kokį gaidį valgysim šiandien? Ta pati, kaip ir vakar. Jeigu nuvilia pusryčiai, nenuvilia vaizdas. Jei sunkita turistą dalį. Valgyti gerti ir naudoti. Na, eit prie jūros, gulėti. Aišku, paskui šitą reik bičą lakstyti. Bet... Toks nuostabus rytas. Paskutinis rytas. Veselką paviesi. Ką? Noris ant saulutės greičiau. Vėsoka, bet. Palauk, tu grįši, tau sustriukė bus vėsoka lauke. Su plona išvažiavau. Kur čia su tos torą išvažiuosi, paskui kur jie dėti, kokią tašę įkišti. Tai va, matom, nuostabus vaizdas už nugaros. Iš priekio dar nuostabesnis. Va. Einam gert kavo. Babutė nuskynė apelsiną. Mandariną čia. Mandariną? Nuo medžio rokučių padavė. Dabar bandys mama duot paragauti tam lakstytojai. O, koks uždimas, kaip šaldėgo. Valgo, kaip iš valgo? Nevalgo. Nu, čia, susirinkom daiktą, einam prie jūros, tas pats per tą patį. Kaip ir kiekvieną dieną, bet šiandien Paskutinę dieną šiandien. Kažko nėra jėgų visai šiandien man. Ar daug smogų vakar buvo? Reikia laimės eliksyrą paieškoti, kur čia yra. O, vėl žaidžia. Ta nuobodų žaidimą. Pats nuobodžiausias žaidimas. Nu ką tu keliautojau? Nesidaužyk man kameros. Ačiū. Mesti reikia. Čia mūsų žaidimas toks va. Man duod, aš metu į jūrą. Taip, vai žaidžiam. O, su kokia muzika vara. Jis čia tempi kažką čia, ne? A, tai čia jiems, ne? Muzikikė groja? ne, kadangi tu vien žmogus. Smagiai. Iš drono. Kai su dronu pažiūrėt, ką gera yra. Nu, tai kur man akmenis? Duok. Tai žaidžia mane. Nu? Tai ko tu? Greičiau dirb. Va. Matei? Eik atneš dar. Viskas? Nebe? Taip, rimtesnį akmenį reikia atnešti, kad tokį mažą ten buvo atnešęs. O. Nu, metam. Patiko? Varyk da.
brepuos. Nu, tokį tiltuką dar turim čia. Galim pašokinėti čia. Gal netgi ten plaukti. Ten gelbėtojas, ne gelbėtojas, poilsiautojai kažkiek pagavo krabuką įsipainiojus į tinkliuką ar į zilką. Nu, tai va išpjovė, išgelbė, žodžiu, krabuką. Išmetė į jūrą vėl. Vaizdelis nuo tilto. Pasiliksiu tuo bariuką su tokiu vaizdu. Nu, kokį gaidį pietums duos? tą patį kaip ir visada? Ne, nežinau, ar aš jos labai noriu. Neturi iš ko rinkti. Šiandien išvykimas mum, ne, rytoj išvykimas iš tikrųjų. Bet prisiskaitam, kad šiandien vėl buvo Vilniaus oro uostas uždarytas. Kad ten žmonės vos ne 12 valandų išskrist negalėjo. Vežioja juos ten po viešbutį, nuvežė, parvežė, vėl išvežė oro uostą. Šagės. Meldžiamės, kad mums taip nenutiktų. Nes čia karas. Eik tu savo. Žiauru. Tik tai keista, kad, pavyzdžiui, neišmatuoji tų kitų oro uostų, tokiais atvejais kaip Palangos. Tai leidosi Palangą čia. Na, bet šituo atveju tai ne. Aš vis neišskrido iš čia. Nu, karoči. Čia Hartlis Davidsons. O kempingiuks. Panelės pasistatė. Į tavo budžikė kokia. Siečią, ne? Tokia galvojau, norėjau sakyti, kad negyvenama. Su kepurėm žieminėm. Su žieminėm kepurėm dėdukai. O žiūrėk, kai duonos prikepta. Normaliai krūva duonos. Čia mes papuolėm. Mes čia kažkokį kaimą papuolėm. Skaniai dumiuks klėpė. Čia visokių rakandų pridėta. Biriukų. Nu, toks va, ūkis. Nu, prasme, aš geras. Tai man primentuoja, žinai, kaupikus. Jie tiesiog čia gyvenavo, irgi būda pastatyta. Ten, nu, biškį gražesnis. Susitiko dvi draugės. Šnekas. Nu ką tu čia, paleistuvę pliką vaikštai. Jau nužiūrėję, mane net nepažvelgia. Iškart į tave. Nu kokia Renault Broadway. Čia net nesvaltas, čia toks kažkoks betonas papiltas ir normaliai net neišlygintas. Nu čia va iš šono nuėjom į viskas, čia visiškas Turkijos kaimas. O, mečetė, žiūrėk. Geras. O, koks į bokštas. Na, einam atgal, nebeinam, Rokas. Rokas užmigo jau. Kažkas jau čia reikia. Ten kokia palmė nenuskusta, eik savo. Dainuoja ten, koks tavo ožys.
Meldžias kažkas. Gaidžiai gėd. Kokias va. Kanarinės palmės gražios. Nu čia tos pušys tai čia kosminės. Kosminis dydis čia per kamerą aišku nesuprasi. Nu tai realiai kai matai tai tokio dydžio. Daržiukai va. Visko prisodinta. Svoguniukai, bulvės ten neskanios tos. Neskanios tos bulvės. Bet tiesiog dilgučių perka jas neskanios. Ne, žinau, tai mes kaip prieš parduotuvės irgi pirkom jos į neskanės. Nežinau. Kiek priaugė mandarinų. Citrusiniai tai ten kiekvieno kampo tiek priaugė. Granatai. Čia vynuogės juodas, alyvuogės. Aha, alyvuogės, jo, rudenį kažkaip tai tos alyvuogės. Va, granatas. Čia važiuok, pirm. Kai oboliai. Nu, gaidį. Į namus neįeisi? Jauna moteris minko, vyresnė sėdi. Pagal amžių. Rangas, bet duonas tai išneš čia į parduotuvę, kokie parduos, tai migrus. Nuneš į pardavinės. Už centus atiduos tą duoną čia. Reikėjo nait paklaust, po kiek čia parduoda ją. Nu turėk, valga išdėliotis takelis jam. Bulka išdėliota į nevalgo. Žiūrėk, kad to nepasibaigtų kaip jonukų ir girtuviai, ar kam ten. Trupinukus, kur siekia. Roks užmiega. Mes pailsėjom. Nu viskas. Paskutinė mūsų saulė. Už kalniuką man nusileis. 6 minutės po 4 yra. Ir viskas. Bye. Draugelis susirado Roks. Vara, alaus atsigert turbūt. Nu ką tu? Pabazarinai su draugeliu? Noriu save pažiūrėti. Tai ką, jie ne lietuviai čia? Ką? Ne lietuviai? Rusai. Tai kaip tu su jais šnekėjai? Jisai angliškai kalbėjo. Aha, Sava? Sava. Ar Slava? Pats Sava sakė. Paliko mašiną, va, padovanojo. Rokai sakė, išskrend. Nu, tada nežaidžiu. Kur mes nedėsim dabar? Va. Su mama kačiuks. O, čia maistuką pilna pridėta. Ate, Jūra. Ale. Einam greičiau, nes nuotikas. Ate, Jūra. Ruošiasi jau. Vakarui safkikės visas atidengė. Vipinio ložė.
24 non si balanza, bravissimo, ma come si dai, dove vedere come ci Nu, paskutinė vakarienė. Pažiūrėk, Kaži. kokį veidą. Ar nuvils, ar nustebins? Jau galėtų ir nustebinti. Galėtų nustebinti, mes nesupyktumėm. Kaip suprantu, mėsa ne kažką ten turbūt. Nėra mėsos. Nėra mėsos net, kodėl? Žuvis ir kepeniai. Kepenis? What the f... Čia nėra ką valgyti. Eisim į pažintuką. Einu, dėts kažką. Nu tai žuvis ir kepenikė. Čia gerai? Paragausim. Valgote? Nu ką? Tikrai? Negaliu patikėti. Nu ką, vakarienė? Nesąmonė prisivalgėte? Ei, aš. Dar paskui vištienos prakepė. Kepenilių nebebuvo. Žodžiu, kas pavėlavo į vakarienę, tas gal normaliai pavalgė. Tas vištienos. Vištienos negavo, kas anksti atėjo. Nu tai va. Nu, tai tokia, aš iš 7 vertinu tą tokią vakarienę. Nieka. Žinau, man tai 4 pakė. Kažką ne tą valgyti. Nu tai ko buvo, visko pabiškį. Kažkaip nesąmonė. Nu aš viską pabiškiu, kepenėliai, žuviesi, vištienos. Ai, man labai. Daugiau nevalgė. Tai visai. Visai skaniai. Mėnesis, kad tai mėnesį daugiau nebenorėjau. Šiandien dar kažko pasipirksim, reikės eiti į šokius vaikiškus, paskui reikės pakuotis lagaminus, viskas. Ko ne? Štai mes ir šokiuose. Vėl gėdėjas, šokėjas. Nu gražiai čia, va, išdėliuoji visus tuos, ne? Gražiai atrodo čia vis naktiniai. O, mus tuksi tai, va, kaip gražiai raudonai apšviesta. O, ten kameras. Ten kameras. Ten Antalija. Nelabai čia mes matome. Davai, paskutinį vakarėlį. Paskutinę vakarą. Ko reikia eisime guoti? Ką viskas? Viskas. Trumpas atostogas baigęs. Įdomu. Dabar vėl darbas. Rytoj bandysim ir kažką filmuoti. Sekanti serija bus, nežinau, su nuotykiais, bet nuotykių grįšim. Bandysim viską filmuoti. Jau, jeigu pažiūrėjot, žinot ką daryti. Like, subscribe, comment. Ir share. Bye.